Nubuką. Nu ką, pradedam naują savaitėlę. Naują dienelę, naują savaitėlę. Nelysk. Blemba, kada atšalo, tai einu načert. 3 laipsniukai tik laukia. Tai gerai, kad iš vakaro buvo atvažiavęs daiktus pasidėti į mašiną. Ir pasižiūrėjau orus. Mačiau, kad labai atvės, tai įsijungiau šildymą, kad užprogramavau tą prasme, kad 6:30 įsijungtų, kad atvažiavus jau į mašiniuką būtų šilta. Nes taip, blemba, dubakėlis geras. Keistas tokias anomalijas. Balandžio vidurį 27 karščia. Gegužės pradžioj 3 laipsniai. Na, aišku, tokio laiko nebūdavo, 27, bet vis tiek diena irgi 9 laipsniai rodo. Na, tai jau ne pats šilčiausias momentas. Va. Tai dabar važiuojam į Užvenčio pusę. Reikia pasikrauti Lapuočio rąstų. Greičiausiai Dreblio bus. Vešam į Raseinius. Raseinius išsikraunam ir važiuojam į Šakių pusę. Ten va, kur tie visi sėdimai į smėlį buvo. Ne į tą konkrečiai sandėlį, kur sėdęs buvau. Nosis nežiūrėt pradėjo. Nes tam paskutiniam bent jau video, kur buvau sėdęs, tai išvežti nelabai daug kas ir liko. Nu, kažkiek taras. Bet tas kažkiek 2 kubai, nu, kokie 5 kubai bendrai paėmus maksimum. Tai čia yra randa. Blogiausia atveju gali ir prie malkų pridėti. Tai ten kaip ir, nu, nebent rąstai atsidarys beržą į kokią Klaipėdą ar į Ukmergę. Tai bus matyti. O greičiausiai lėksma į kitą sandėliuką. Iš ten reikės pasikrauti į Marijampolę. Pavežiuoti biškį. Aišku, bus matyti, gal ir į Šilalę reikės nuvežti. Kokį vieną kitą reisiuką. Nors kaip praeitą savaitę kalbėjau su timberistu, sakė, daug nebus to, ko vežam į Šilalės rajoną ten. Nu, bus matyti, vieną reisiuką vis tiek gal išeis padaryti.
Nu va, išsikrovėm. Bendrai džemperį nesimaukam, nes neužilga vėl reiks lipt lauk, kurą užsipilti. Biški gazuolę. Galim lėkti. Va tokia mediena man patinka rauti. 5 metriai. Kubų normaliai gaunas. Aišku, ne 6 metriai, bet vis tiek. Lengva krauti, nes su 6 metrais labai ilgi jau taip, biški yra, biški daugiau žaidimą, nei su 5 metrais. Nekliūsam. Saulės, ne, milimetrovkį praėjo pro krūvą. Prisibubinė medienas. Turėjau laukti, kol rampa visa nusivalys. Ir mes ant rampas. Žemės nebėra kur krauti. Aišku, čia atrodo yra, bet čia ne tam skirta. Ne tokiai medienai. Taip, dabar skambina klient, sako, kad tarą į Marijampolę kol kas nevešma, nes numušė kainą. Tai vešma iš Šakių į Radviliškį. Tai va, ant kiek skiriasi kaina. Matyt, neklausiau, aišku, aš tų kainų, niekad neklausinėjau. Nelabai man įdomu iš tikrųjų. Kai tikslas yra tik pervežti medieną, o ne uždirbti man bent jau, tai man jokia skirtumų. Pasakė, kur pasikrauti, pasakė, kur iškrauti, viskas. Kartais pasako, kiek nuvežti medienas. Tarkim, kai reikia kokiam žmogui nuvežti malko, tai tada pasako, kiek. Tai praleidom. Penktadienį vežiau žmogui medieną, malkas. Tai ojojoj, blemba, kai nervuoju, kai penktadienį suplanuoju tokius reisus žmonėm, kai reikia vežti malkų. Nes žmonės, kaip nekart esu jau minėjęs, labai dažnai nori, kad pakrautum, ar tiksliau, kad iškrautum ten ir ten, o tas ten ir ten yra, kur tam žmogui patogiausia būtų susipjauti, susinešti, kad toli nebūtų nešti, bla 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 bla. Nu, kaip ir normalu yra, aišku. Aš irgi lygiai taip pat norėčiau, jeigu, sakykim, jau kietą kurą pečių turėčiau. Bet, reikia ir įsivaizduoti, kiek tos medienas atvežė. Nes dabar irgi atvežiau, ten užpakruoja dar prie Linkovos. Atvežiau, sako, man čia kieme, vat, palei tvartą. Palei namą ir tvartą. Tai iš vienos pusės gerai, kad toks pravažiuojams kiemoks buvo. Iš visų, iš dviejų pusių gali pravažiuoti. Toks kaip žieds gaunas, aplink namą gali apvažiuoti. Tai čia gerai. Nes jeigu nebūtų taip, tai būčiau gavęs atsikabinti priekabą, įsistumt, išsikrauti, išvažiuoti, persimest nuo priekabos ant mašinas, vėl įsistumt, toksai žaidims. Dabar gavos taip, kad įvažiavau, bet žmogus yra pirkęs, su miškovežiu yra vežę, bet be priekabas. Tai sakau, čia du skirtingi dalykai, blemba, sakau, kad priekaba, kai dasideda, tai pusė mašinas. Ta prasme, pusė sąstatą. Sakau, ilgis koksai blemba, sakau, čia išvažiuoti, sakau, žiūrėkit, kad, sakau, nekliūčiau nei namą kokį stogą. Ten, aišku, stovėjo ir tas vadinams vasarnamis, žemaitiškai veralinė. Tai kad nekliūti irgi į pastogę, bet vis tiek su tokiu, dreblė buvo sukrauta ant vieną rungą ir tas lemo toksai, sejons vadinams, toksai labai išsikišęs, ne labai išsikišęs, bet biški buvo pasikišęs. Tai su tuo biški kliuva į tos veralinės kampą, biški šiferiuką nulaužiau.
Bet ten jau nebuvo kaip kitaip. Stumdytis atbalą nebuvo vietas visai. Nes tada būčiau namą kliuvęs kampą. Nu, tai gerai, sakai, čia man iškrauk. Tu sakau, juokaujat. Sakau, blemba, sakau, aš čia maksimum vieną rungą galiu iškrauti. Vieną eilę, sakau, iš mašinos. O eik, to rimtai. Nu, tai taip, sakau. Nu, gal du tilps. Ne, tilps, sakau. Žmogus nori ir iš vienos pusės, kad galėtų praeiti, ir iš kitos. O rungos keistau, tai, nu, tai yra statramšiai, kur medieną atsiriam. O čia nori, kad suguldytum ir ten gali praeiti, ir čia gali praeiti. Sako, jeigu aš galėčiau į tvartą atremti tą visą medieną, tai tada taip, sako, du rungus galėtų stalpinti. Dabar, sako, be šansų, nes piramidė turi supilti. Ta supilsi piramidė, eis pro šalį, biški pabirs, sutraiškis tą žmogų ten, koja kokia. Pati gal nesutraiškis, nes nebuvo jau tokia stambita mediena. Sakau, einam pasižvalgyti, sakau, kur nors dar gal yra, kur galimybė iškrauti. Na tai vis tiek gaut vieną rungą ten iškrauti, tada išvažiuoti biškį iš kiemą, iš priekabas kitą rungą iškrauti palei garažą ten tokį. Nu ir galiausiai atsikabinti priekabą ir atbalą įsistumti su mašina. Ir iš mašinas jau iškrauti vėl į tą krūvą, kur buvau pradėjęs. Nu tai ir užtrukau ant iškrovimo, ant tų visų apsižiūrėjimų virš valandas, kokį 1,5 valandas. Tai penktadienį, blemba, neroj tokie, kur, sakykim, trunki 20 minučių išsikrauti, tai čia 1,5 valandas. Tai automatiškai vėliau grįžti ir namo. Penktadienį vis tiek jau, ypač antroji dienos pusėje, ne kiek dirbti norisi, jau apie namus galvoju, kaip grįžti. Nu, atvažiavom į sandėlį. Pradžiai pats dar prasėjau pasižiūrėti, ką čia gali vežti. Nes klientas pasakė, kad vienokia yra vežima, tiksliau to, o realiai vadyba sako, pala, reikia garantuotai, sako, kas iš to, kad atveši į kokį Radviliškį, sako. Paskui iš tos pusės gal nebus ką vežti. Tai sako, praeik pasižiūrėk normaliai, ko ten yra, sako, duok žinoj tada. Nu tai, būta yra, blemba, vėjas sukilęs į toks šalts. Būta yra, bet tarkim, taras lapą. Blemba, sunku net pasakyti, kiek čia yra. Bet mašinas, nu, gal bus ta mašina, bet labai sunku įvertinti, nes čia dalis yra ir ten. Apie rungą kažkur, tai matyti, jau ten atrušiuota yra, kas netika palika. Tai va taip ant klaustuką. Pilna mašina ar nepilna, nes jeigu nepilna mašina gaunas, tai nelabai ir apsimoka važiuoti į tą pusę. Aišku, spyglė taras yra mašina, jau čia garantuotai, čia į Marijampolę vežti. Ir eglės papirmėlis ne mums skirt, ten malka eglės pačiam gale, irgi ne mums skirta, kiti vežėjai veš. Biškai aptuštinta yra, nes čia rastų buvo krūva išvežta. Sakė, kad penktadienį čia judėjo ir vienam sandėlį, ir kitam sandėlį. Tai ten va, kur aš buvau sėdęs, kur tą video yra įkelts, tai sakė, ten irgi ne vien tu, sak, buvai sėdęs, ten buvo, sakė, ne viena mašina kritusi tam smėlyne. Nu, sausas buvo, dabar palyja. Atvažiuojant, biškai užsižiopsojęs buvau į vienoje vietoje, blemba, irgi čia atvažiuojant yra toks smėlinuks. Aišku, tuščias važiavau, bet 8 pavarą, tai 8 pavarą išsikapstė. Kažkaip tai, aišku, 2 variklis, bet išvažiavau, ratai neprasisuka ne kartą. Tai vat. Gal dar nuotykiai ir nesibaigė, nors tikiuosi, kad jau baigės. Nu tai ką, reikia krautis, kaip sakė dabar, rastus, vežti į Šilalės rajoną ir tada iš ten kažką tai reikės į Kazlų Rūdą pasikrauti, sakė, atsiūs nuorodą, kur važiuoti. Čia irgi blemba. Nu, turėtų būti mašina.
Turėtų būti. Bet irgi sunku įvertinti, bliam, kad nereiktų paskui išsikrauti. Pasikrauni, žiūri, kad tik tais neleisnas normas nepasiekiai. Sakys, tai blemba, kad tai ką čia dabar. Na, ir kaip ir. Gerai, judam. Nu ką, pasikrovėm, išvažiavom iš mišką. Lemba vieną vietą, ten tokia pralaužta yra. Tai jau reikėjo biškį įsibėgėti prieš tai. Aišku, dabar biškį palyja yra, tas smėliuks toksai, nėra toksai jau labai lakus, bet vis tiek stabdo mašiną. Dar du kolegas atvažiavo kaip tik į tą patį sandėlį, iš priekio man. Tai teko biškį pasistumti atgal praleisti, kad prasilenktumėm vieni su kitais. Tai sakau, važiuoju iš mišką tada, stoti kažkur tai pakeliai. Diržą vieną, sakau, dar reikia pasitikrinti. Tie, kur automatiniai tempėjai yra, tai ten klausimų nėra, kai užverš, tai užverš. Biškį tik tai sujud medieną, dar užverš labiau, kai smauglys. Bet kur yra diržas rankiniu būdu įtempiams, tai ten jau turi po kažkiek kilometrų sustoti pasitikrinti, nes dažniausiai būna atsileidę kažkiek tai. Dažniausiai, bet ne visur. Vis tiek mediena sukrenta į tarpus. Nu, nebent profai, kai kraun gražiai, tai tada gal kitaip. Man kai labai gražiai neišein krauti, tai gaunas kaip gaunas. Turiu pasitikrinti kas kažkiek, nu ne kas kažkiek kilometrų, bet pavažiuoji, va, tarkim, 10 kilometrų, ar ten 5 kilometrus, jau mediena sujud, ypač jeigu nelygių kelių pavažiuoji, tai dar geriau už dalis. Ta mediena susipurto ir bereik da veršti. Paskui jau nebereik da veržinėti. O, langą atsidaręs. Vat, bet yra buvę, kai su didelė baime važiavau, tai stojau, neatsimenu, kas kiek kilometrų pasitikrinti. 3 kartus, kas kokį 10 kilometrų, jeigu neklystu. Dabar neatsimenu, ką ten vežiau, bet buvo labai slidus kažkas tai. Gal skroblą vežiau, ir rudenį dar. Jo, rudenį vežiau. Tai stovinėjau pasitikrinti. Pirmą kartą jau taip normaliai buvo atsileidę, antrą kartą toks polaisvis buvo diržas, trečią kartą realiai galėjau ir nestoti, bet nu, vis tiek atsarga, kaip saka, gėdas nedaro. Tai pasitikrinti, nes skroblas labai slidus yra ir kad nepamesti. O tai yra tekę pabarstyti biškį medienas. Esu pasakojęs, kai link Naujos Akmenės, nuo Joniškio važiuojant, ten kažkada rusų laikais buvo atsarginis kilimo tupimo, tiksliau tupimo toks atsarginis. Karo atveju tipo. Ir ten žiaurus, tas kelias buvo žiaurus. Belė kaip dobėts. Tiksliau ne Joniškis Nauja Akmenė, bet Šiauliai Nauja Akmenė. Ten prieš pat posakį.
užkropių. Nu ir pradėjo ten man kratytis tą medieną, žiema buvo, stipriai pašalę. Ta mediena tokia slidi irgi buvo. Nepasitikrinau diržų, ar gerai užveržęs po kažkiek kilometrų. Važiuoju, girdu per raciją, iš kur tos malkas šiandien kelia? Lembu, galvoju. Taip su fūra grinai prasilkiau, neklausė, kad tu čia miškovežį pametė ir dar kažką, tai, bet taip iš kur čia tos malkas ant kelia. Į stotelę ant stabdžių iškišu galvą, akurat iš priekabas žiūriu, taip jau, nu gal pusmetrėjai nedaugiau pasislinkusi dalis medienas ir kažkiek tų pagalių pametęs. Staigiai žnyplės, bimbalzda sustoja iš paskas, sako, pastebėjot, sako, nes blemba jau vyjaus pasakyti, kad mėtot medieną. Blemba žiūriu, vėl važiavė, reiks stoti. Sako, gal patraukėt tos pagalius, kur jau pamečiau. Jo, sako. Nu, tai sakau, ačiū. Jau buvau tada iš tikrųjų peršėkęs, paskambinau direktoriui, pasakiau, kad toks ir toks atvejis buvo. Sako, kas nors įpuolė. Nu, mano žiniom sakau, ne, bet maža ką, jeigu jau sakau, kreipsis policija, tai sakau, jau žinokit, kad tas nusidėjėlis čia aš. Nu, tai va, nuo to kartą žiauriai, to dalyką baukštus esu, tai pasitikrinu. Aišku, kolega užmatė tos įtempėjus automatinius Facebook'e, parodė. Tai direktorius nupirka, įsidėjau, tai pasaka yra. Kartais ant tiek užtratintos diržus, kad net atleis diržai yra beprotiškai sunku. Reiks stipriai daug jėgos panaudoti kartais. Va, to dabar važiuojam į Raseinius, į Raseinius. Ryte buvo Raseinius, tai dabar į Raseinius ant liežuvio gal. Į Šilalės rajoną tiksliau. Ten reikės išsikrauti, jau iškrauti nebeiškraus turbūt, nors ką ten žinosim, iki 5 turėčiau spėti atvažiuoti. Jeigu nespės, tai reiks pačiam išsikrauti, nėra problemas didelis. Tiek, kad traktorius greičiau iškraun, nes ten kai čiump pusę rungą iškart. Taip ir 6 kartus išimu, o pačiam jau reikia ne 6 kartus, o daug daugiau. Žnyplės pamakaluoti. Ir po to kažką vadyba atsiuntė, reiks vietoj kažkur tai suktelėti į Kazlų Rūdą paimti malkų. You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take it. Cut it back, I got just what you like. Cut it back, I got just what you like. Cut it back, I got just what you like. Cut it back, I got just what you like. So grind, never stop. No, so grind, never stop. No, so grind, never. I'm walking through the street like a better man. I'm dreaming about the better man. And you don't even matter, no. Nu va, pasikrovėm šrotą. Nu ne vien šrotą. 3 rungus normaliai, bet vieną tai gerą šrotą. Tipo lapuočia malka, bet balemba kabaisi. Alksnis blindė. Nu kur stambesnis alksnis dada, bet į tai visokių kumpių. Šaka nupjauta, tai tokia čiutnės formas. Tie alksniukai ploni, blemba, kai kurie kreivi bele kaip. Na čia. Tai va, bet kažkaip susikrovė. Tik tiek, kad blemba diržus metus žiūriu mašinas to. Aš mačiau, kai kruoju, toks seniuks praėjo pro šalį. Nu, galvoje praėjo, nu, o ten tokias fermas keliuks. Nu ir persimečiau diržus, taip jau einu kabinti. Blemba, žiūriu mašiną, lauk, lengvikė. Dar žadėjau eit pasakyti, kad kitas iki, jeigu toks, nu, kad papipintų, nes blemba, čia nepiktybiškai nepraleidu. Ten toks tarps buvo, galėjo pravažiuoti iš tikrųjų. Tai staigiai stambė šiukšlės aprinkau, strėlę nuleido, pavažiavau keliasdešimt metrų į priekį, kad pralystų.
pralenda. Nu, jau nušlaviau tą žvirkelį, blem, keistai atrodo, kai žvirkelį šluoji. Nesinorėjo labai nušluoti, nes visus didžiojus akmenukus nušluoji tada. Tai tas stambesnės šiukšlės tiktais. Nu, paskui jau susiveržiau diržus, įlipau. Žiūriu per veidrodį, jau užsipildžiau popierius, viską jau taip jau ruošos važiuoti. Lemba, fūrą iš galo stovau. Ai, nu načiur, galvoju, irgi tas pats, nei raciją naudojęs, nei papypin. Būčiau gal pavažiavęs į priekį dar kažkur, arba iš vis išvažiavęs. Tai tokie nepiktybiniai pasirodė. Aišku, savį gal ir kažką tai pyka, bet nepiktybiniai. Tai nerodė to bent jau. Nu, dabar mums navigacija bent jau rodo, kad 9:30 turėtumėm būti prie objektą pridavimo punktą, bet iki 10 galiu vairuoti. Tai per tą pusvalandį labai abejoju, kad aš spėčiau ten susisukti. Nes jeigu mašinų nėra, viskas idealiai tai spėjai. Bet jeigu yra nors viena mašina, viskas degi tada jau lipi į bonusą. Tada jau nusižengi vairavimo taisyklėm ir gali sulaukti baudos, kai jau sustabdys transporto tarnyba, LTSA. Nu tai matysiu, jeigu kokį po 9:20 spėčiau atvažiuoti, tai tada bandyčiau važiuoti, bet jeigu 9:30 matysiu, kad bus, tai net nebesistengsiu iki vietos važiuoti, reiks gal degaliniai kažkur stoti ir viskas. Atvažiavom į degalinę, jau kaip ir nakvoti. Pyliau skurą, sakau, reik praeit padangas iškart pasižiūrėti. Šiaip dažniausiai rytais tą darau. Praeinu dabar vakare. Kaliošas. Tai gerai, kad dar nebevažiavau šiandien į Kazlų Rūdą. Prisipyliau kurą, sakau, stoti reik, rytoj ryte pajudės. Nu tai va, turim garbaus laiką dabar panaudoti priemonę ir pasikeisti ratą. Da šiandien kolega sako, blemba, jau antrą savaitę iš eilės. Kaliošas vien sako, blemba, anksčiau laiką atvažiavau į darbą šiandien pasikeisti. Na, va, sako, bus stovinis rankės. Pačiam tas pats. Einu, na, čia. Nu ir kaip ir, reikia keisti. Nu ką reikia parodyti, ne kur, ogi štai. Pasigavę esam varžtą. Į gan nemažą. Gerai nuzulinsiu. Nu, liktai daugiau neplavo. Čia gal geriau matys. Bim ir blizgiot. Nu ką, baigęs pagaliau tą dienelę. Nu, toksas pagaliau. Nieko čia labai baisusi nebuvo. Apie 500 km nuvažiuota. Nėra labai daug, bet nėra labai mažai. Sakyčiau, kaip man normaliai visai. Reisiuką aišku nedaug padaryta, 2 tiktais.
Bet ir tai kaip man normaliai, nes atstumai dideli. Va, tik tiek, kad sugadina nuotaiką tą padangą. Da, sakau, šįryt su kolega kalbėjom, sako, blemba, sako, vėl atvarau į darbą, sako, padanga, kaliošas. Nu, va, sakau, bus tau šaligai tuos kelkraščiais važinėti ir vienis rankiot. Nu, sako, savi pasižiūrėk. Pasižiūrėjau. Einu, načiau. Dabar buvo mintis pasibandyti prisipūsti, bet nebuvo to ventiliaus prailginimo. Kol tą patį ventilį radau ten apakęs, užakęs, tiksliau, purvais apėjęs. Galvoju, maža tikimybė, kad pripūsi ir bus gerai. Plius matęs, kad jau gerokai išsileidus yra, nes šonai nuobodą atlipę. Tai automatiškai oras eitų per šonus. Tada turi įpūsti kažką, tai padegti, kad biški užsimautų ant obodą. Į tai, sakau, abejoju, kad ten būtų kažkas buvę, nes varžas pakankamai neblogs pagauti yra. Nu, kadangi rytoj Radviliškį važiuoju, reiks gal bandyti mechanikui paskambinti, kad privežtų kažkur tai. tą ratą atsarginį vis tiek reikia turėti. Kaip dabar, pavyzdžiui, nežinau, kada aš pasigavau. Sakau, kiekvieną dieną netikrinu aš tų padangų, nu kas antrą, sakykime, dieną. Tai šiandien ryte netikrinau, o penktadienį vis gerai buvo. Tai arba penktadienį grįžtant, nes ryte tikrinaus, nu tai va, penktadienį arba šiandien kažkurią dieną, kažkurį momentą pasigavau. Nu ir kaip ir, nieko nepadarys, tik tiek, kad labai ilgai užtrunka pakeisti padangą, tiksliau ratą. Ten kol užveržė tą 10 varžtų. Lengvai mašinai, tai ką ten, raktą uždėjai, pasukai iš rankas, nu vamzdį užsidėjai, sakykam, kiek jau pasukė, tiek į valio. Čia biški stipriau reikia. Visų svorių, apeini visus varžtus jau kaip yra visų svorių, užlipęs ant tų vamzdžių. Ir vėl vieną ratą tada turi praeiti, nes jau vėl tie apatiniai ratai, tie varžtai atsileidė jau būn kažkiek, nes tu jau pačius obodus pristumi prie stupicas. Na, žaidims toksai. Da, sakau, 10 veržeklių, tai užtrunki. Aišku, kai būtų pneumatinis, būtų kas kita. Nu, bet būtų kas būtų, čia niekas ko nepakeis. Yra kaip yra. Svarbu, zapas, kad turėjau. Vis gerai. Tai va. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio karto.